Iškovota pergalė pirmosios sezono rungtynėse. Kokios tavo mintys apie šias rungtynės visų pirma? Nuotaikos geros, smagu, 3 taškai, aišku, norėsiu gal truputėlį netokių chaotiškų varžybų, bet vis tiek sezono startas, nauja komanda, daug naujų žaidėjų, tai reikia tokio susižaidimo. Bet aišku, svarbiausia buvo tie 3 taškai ir iš tų varžybų galima daug ką pasimokinti, išanalizuosim ir judami prieki. Atidarei Sūduvos įvarčių sąskaitą kontrolinėse rungtynėse, tada jau ir oficialiuose rungtynėse, tai apie tą visų pirmą momentą toks galbūt tikro puolėjo įvartis, kur sulaukiai, kur tas kamuolys nukris ir pasiuntė įvartus? Jo, aišku, visada smagu įmušti įvarčius, tai mano irgi toks tikslas, kiek galiu tiek mušti, kad padėt komandai. Jo, kamuolys atšoko, toksai lengvas, tai reikėjo įmušti, aišku, nėra lengva įmušti, reikia mokėti įmušti, ne bet kas gali, tai pačiam pavyko įmušti, tai labai smagu. Ir komandos rungtynių pradžioje apsikeitė įvarčiais, kaip galvoji, čia tas startinis jauduliukas, nes tokie įvarčiai kaip ir iš klaidų, jūs praleidot po standarto, tai kaip galvoji, kodėl tas startas buvo toks? Kaip ir minėjau pradžioj, kad chaosas tikrai jautėsi toksai lengvas chaosėlis, sakau, toks gal jauduliukas, vis tiek sezono ta pradžia tokia įdomi ir vienas, antras greitas įvartis toksai blemba, nesupranti, kas darosi ir to pasiekoj. Gavosi futbolo gerbėjim geros varžybos, 7 įvarčius išvydo. Ir tada buvo skirtas kėlinio vidury toks 11 metrų baudinys į jūsų vartus ir atkreipiau dėmesį į tave, tu buvai vienas iš tų žaidėjų, kuris ėjo ramino komandos draugus, liepė nesivelti jiem į kalbą su arbitru, tai jautei turbūt, kad netgi įmušus tą įvartį varžom, rungtynės dar tikrai nebaigtos daug to laiko, tai kodėl nusprendei tai pasielgti? Nes buvo susirinkimas su teisėjais ir teisėjai minėjo, kad jeigu bus, kaip sakoma, tas mobbingas ant teisėjų, tai busim baudžiami geltonom kortelėm, o pirmos varžybos nereikia tų kvailų geltonų kortelių, tai stengiausi apraminti komandos draugus ir taip, prasileidom tą įvartį 2-1, tai nieko nereiškia, dar liko, man atrodo, 70 minučių buvo žaisti, tai ar 60, tai viską galima apversti ir kaip patys matėt, viską ir apvertė. Ir tada ta antro kėlinio pradžioje išėjo irgi iš rūbinės su ferverkais ir jau antrajame kėlinyje. Tai apie tą antrojo kėlinio pradžią, kaip galvoji, kokie aspektai nulėmė, kad tas rungtynės perlaužėt galų gale? Kaip nežinau, jeigu pastebėjot, kad pirmam kėlinį truputėlį lėtai žaidėm su kamuoliu, o iš rūbinį išanalizavom, truputėlį aptarėm su treneriu ir su kitais komandos draugais, kad reikia greičiau judinti kamuolį. Ir to pasiekoj greiti sprendimai privedė prie greito įvarčio ir po to vienas įvartis, po 3-4 minučių vėl kitas įvartis, tai truputėlį nusiraminom ir viskas. Ir dabar laukia rungtynės su vienintelė komanda, kuri nepraleido įvarčio dar šiame sezone, keista taip sakyti, po pirmo turo, bet jie tokie vieninteliai šiuo metu. Tai ką reikia padaryti, kad jų tą gynybinę užkardą įveiktų? Nieko, gausiu kamuolį, jeigu gausiu kamuolį geroj vietoj mušį įvartį ir bus nebeprasleidus, jie jau bus prasleidę tiksliau jie įvartį, o nežinau, tiesiog dar turim laiko, jau mes juos analizuojam, pažiūrėsim, tiesiog kaip ir visos kitos komandos einam, stengiame žaisti savo žaidimą, tai pirmos varžybos buvo chaotiškos, bet tai pirmos varžybos oficialios, vis dėlto čia žaidė dėl 3 taškų, o ne draugiškos varžybos, tai ateikit į stadioną ir pamatysit, kaip viskas baigsis. Ir pirmą kartą jau taip oficialiai žaisi prieš Marijampolės publiką ir būsi jų palaikomas, o ne priešingai. Tai pats esi anksčiau žaidęs Marijampolėje, ar kažkuo skiriasi šitą atmosferą šitą mieste ir, ta kažkokia žinutė gal ir klubos ir galim perduoti, kad jie ateitų ir palaikytų sekmadienį jau tiek tavie, tiek ir visą Sūduvos komandą. Jo, visada, kai atvažiuodavau į Marijampolę, jausdavosi tas palaikymas ir stipriai jausdavosi, kad čia žmonės myli futbolą ir jiem tai kažką reiškia, tai tas jų palaikymas visada yra svarbus, nesvarbu, kad ir kokie tie rezultatai, tam ir yra tie tikri fanai, kad nesvarbu laimi pralaimi, ateini palaikai, o tie, kurie, jeigu kažkas blogai atsitinka ir nusisuka, tai nežinau, ar tu gali juos vadinti fanais, tu juos gali vadinti tiesiog mėgėjiškais fanais kažkaip, bet sakau,
stengsimės viską padaryti, ateikit, pasigrožėkit su šeimom, vis tiek sekmadienis, tai manau gerai bus praleistas laikas.